Kas yra žalia profesija? Standartiškai mes įsivaizduojame, jog žalia profesija tai nauja profesija ir tai susijęs su atsinaujinančia energetika, su saulės jėgainėmis, vėjo parkais. Tačiau iš tikrųjų reikėtų žiūrėti plačiau, nes tai yra profesijos, kurių veikloje galutinis rezultatas yra tas, jog sumažėja tarša, yra puoselėjama gamtos įvairovė, gamtos išsaugojimas, sumažėja iškastinio kuro naudojimas, sumažėja kitų gamtos resursų naudojimas. Ir prie žalių profesijų iš tikrųjų galima priskirti daug mums labai gerai pažįstamų profesijų, kurios anksčiau tiesiog nebuvo identifikuotas kaip žalias. Tai dabar žalia profesija labiausiai siejama su atsinaujinančia energetika, taip, nes per paskutinius 10 metų iš tikrųjų atsinaujinanti energetika tapo labai matoma, tuo pačiu atsirado ir terminai, žali darbai, žali verslai, žalioji ir žiedinė ekonomika. Tai įsivaizduokim trikampį ir trikampio viršūnė yra tos labiausiai matomos, pačios žaliausios, stereotipiškai labiausiai atpažįstamos profesijos. Tačiau kartais kyla klausimas, ar šitų profesijų atstovai patys supranta, jog jie dirba žaliame sektoriuje. Ir reikėtų pakalbėti ir apie tai, kas yra tie žali įgūdžiai, nes tiek su profesijomis, tiek su įgūdžiais ir kompetencijom yra šiek tiek neaiškumų, tai bandysim po truputuką, po mažą žingsnelį viską išsiaiškinti. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo tokio pavyzdžio. Yra saulės panelių montuotojai. Taip, tų saulės panelių, kurias montuoja ant stogų. Klausimas dabar jums. Kokios kitos profesijos atstovą būtų lengviausia paversti saulės panelių montuotojų? Pabandykite pagalvoti, kokios kitos profesijos atstovą būtų lengviausia ir greičiausia apmokyti, taip, kad jisai galėtų tapti saulės panelių montuotoju. Pagalvokite, kokių įgūdžių taip tam žmogui reikėtų. Žmogui turi patikti kažką taisyti, montuoti, konstruoti, žmogus turi mokėti dirbti su įrankiais, turi būti pastabus detalėms, kruopštus, nes kiekvieną varžtą reikia priveržti, kiekvieną laiduką sužiūrėti, kantrybės reikia turėti, minimalių žinių apie elektrą, skirti pliusą nuo minuso ir ką su jais daryti reikia žinoti. Tai visi šiam darbui reikalingi įgūdžiai, jie buvo surašyti ir buvo palyginti su kitom profesijom ir buvo pastebėta, jog dviračių taisytojas, jisai turi apie 70% saulės panelių montuotojų reikalingų įgūdžių. Žinoma, jam reikės mokymų, šiek tiek praktikos, bet palyginus su kitais, jis greičiausiai gali tapti geru saulės panelių montuotoju, nes didžiąją dalį žinių ir įgūdžių jisai jau turi. Nes taisant dviračius taip pat svarbu mokėti dirbti su įvairiais įrankiais, reikia kruopštumo, reikia ir žinių truputį apie elektrą, kaip tas dviračio lempas pajungti, reikia kantrybės. Dažnai būna tokios situacijos, kuomet reikia ieškoti, rasti priežastį, jeigu kažkas kažkur tai neveikia. Dviračių taisytojas tai būtų pati žaliausia profesija dėl to, kad jisai užtikrina, jog ilgai ir patikimai tarnautų pati žaliausia transporto priemonė. Ar turi dviračių taisytojas kokius nors žalius įgūdžius ar kompetencijas? Nes darbas tai yra žalias jo, taip? Bet jeigu pasižiūrėsim atidžiau, tai kažkokių žalių įgūdžių ypatingų mes šiame darbe nepamatysime. Tai vėlgi esmė yra galutinis darbo produktas. Mes esame įpratę matyti, kad darbo produktas tai yra sumontuota būtent saulės panelė ant stogo arba sutaisytas važiuojantis dviratis, ar ne? Tačiau būtent žaliasis kursas jisai skatina pažiūrėti dar toliau, o šitas padarytas darbas, kokį turi poveikį aplinkai. Taip, tai sutaisytas dviratis, jis turi poveikį tą, jog jo bus naudojamas vietoj automobilio ir jis yra draugiškesnis aplinkai. Taip, tai mes turime išmokti žiūrėti dar vienu žingsneliu toliau. Ne vien tik tai apie įgūdžius atliktą darbą ir rezultatą, bet to rezultato poveikį aplinkai. Žaliasis kursas daugeliu atveju žalia spalva nudažė profesijas, kurios prisideda prie tvarumo. Tarkime, tas pats vėjo jėgainių montuotojas, kokių įgūdžių jam reikia? Aukštalipio patirties, montavimo patirties, tokio inžinerinio techninio mąstymo,
gebėjimo dirbti su įvairiais įrankiais ir technika. Tai yra miksas iš tikrųjų įvairių įgūdžių, kurių kiekvieną atskirai paėmus mes ten nerasime jokio žalumo. Bet kaip ir minėjau, esmė yra galutinis darbo rezultatas ilgalaikiai toj perspektyvai. Tai jei montuotojas prisideda savo šitų įvairių įgūdžių miksu prie vėjo jėgainės pastatymo ir ilgalaikiai perspektyvai, visa tai priveda prie to, jog yra gaminama švari elektra. Tas rezultatas ir nuspalvina jo darbą žaliai. Nes lygiai taip pat ta vėjo jėgainės montuojanti įmonė, kuri turi kranus, aukštalipius, projektuotojus, jinai gali gauti užsakymą pastatyti turistams apžvalgos bokštą. Taigi visas įmonės kolektyvas naudos tuos pačius įgūdžius, žinias, tą pačią techniką, kaip kad statydami vėjo jėgainę, bet vietoj jėgainės jie ims ir pastatys apžvalgos bokštą. Ar tokį jų projektą mes galime pavadinti žaliu? Jau nebe, nes nėra to teigiamo poveikio aplinkai. Nors žmonės tie patys, įgūdžiai tie patys, darbai labai panašus, bet jie jau nebėra žali. Paimkime kitą pavyzdį. Tarkim, vandeniliu varomo variklio inžinierius, taip, kuris kūrė tą variklį. Čia yra pats žaliausias darbas, kokį begalėtume sugalvoti, ir klausimas, ar jis pats save pavadintų žalios profesijos atstovu, dėl to, kad ar jisai turi kažkokius žalius įgūdžius ir žinias specifinius, ar jis kažko tokio žalio specifiško mokėsi universitete, tam, kad kurtų ir vystytų vandeniliu varomą variklį. Greičiausiai reikia mums labai gerai pažįstamų tradicinių žinių, tai yra inžinerinės, mechaninės, fizikos, chemijos žinios, tarpdisciplininės įvairios žinios. Tai jeigu jo visas žinias paimtume gabaliukais, tai taip pat jokio žalumo mes nerastume. Rastume mechatroniką, chemiją, biologiją, fiziką ir taip toliau. Tačiau, kuomet tas variklis bus sukurtas, jisai veiks, šio darbo rezultatas duos teigiamą poveikį aplinkai. Taip, tai ir nudažo iš tikrųjų jo darbą žalia spalva. Jeigu jisai kurtų kitokį variklį, tai su tais pačiais įgūdžiais, jis naudoja lygiai tos pačius įgūdžius, pavyzdžiui, tobulindamas dizelinį variklį. Ne? Jo dizelinis projektas jis jau nebebūtų žalias. Taip? Nors žmogus tas pats, įgūdžiai ir žinios lygiai tokie patys. Taip? Ir jeigu jūs norėtumėte tapti super žaliu vandenilio variklio kūrėju, jūs turėsite universitete mokytis visiškai ne kažkokias žalias naujas temas, o visiškai tradicinius dalykus. Tai mes labai retai rasim ryškios žalios spalvos profesiją. Yra daug žalių atspalvių ir su profesijom lygiai taip pat vienos žalesnės, kitos mažiau žalios. Su vienomis profesijomis yra daugiau prisidedama prie tvarumo, su kitomis yra mažiau. Netgi marketingo specialistas, taip, kuris dirba su saulės jėgainėmis, jas pardavinėja, reklamuoja, kuria komunikacinę medžiagą, taip, jisai naudos tradicinius marketingo įrankius ir įgūdžius, kuriuos jisai galėtų naudoti dirbdamas ir reklamuodamas bet kurį kitą produktą, taip, bet kadangi jisai kartu su kolektyvu būtent sukuria tą galutinį rezultatą, parduodami, instaliuodami ir sukurdami infrastruktūrą, kuri gamina švarią energiją, mes jau nudažome žalesnę spalvą. Statybininkai renovuojantis daugiabučius taip pat yra žali darbuotojai iš tikrųjų, nors jie tokie patys statybininkai kaip ir kiti, tik tai tiek, jog jie keičia radiatorius ir apšiltina fasadą. Taigi, norint pamatyti profesijos žalumą, taip mes turime žiūrėti ne tiek į kompetencijas, ne tiek į galutinį rezultatą padaromą, kad tas daugiabutis jau apšiltintas ir radiatoriai pakeisti. Bet turime žiūrėti ilgalaikiai visą laiką perspektyvoje į poveikį aplinkai, taip, to sukurto darbo rezultatą. Ir dažnai, kaip ir minėjau, pats darbuotojas, jisai gali nesuprasti savo darbo žalumo ir savo indėlio į žalį kursą, tarkim, dėvėtų rūbų parduotuvės pardavėja taip pat yra žalia darbuotoja, nes jinai prisideda prie to, jog žmonės ilgiau nešioja drabužius ir neperka naujo ir taip tausojami yra gamtos resursai.
Arba pavėžėjas vairuojantis hybridinį automobilį, dar su dujų įrangai montuota, tai irgi yra labai žalias darbuotojas, dėl to, kad jo automobilis išmeta kelis kartus mažiau CO2 negu analogiškas dizelinis automobilis. Tai tendencija ateityje yra tokia, jog daugelyje profesijų atsiras kažkokie tai žalumo komponentai, dėl to, kad profesijos irgi dėl technologijų, skaitmenizacijos, jos irgi keičiasi, vystosi ir atsiranda naujų įrankių, priemonių kiekvienoje profesijoje ir mes turime tais įrankiais ir priemonėmis išmokti naudotis. Ir atsiras daug tvarumo elementų mūsų darbe ir tie tvarumo elementai jų mūsų daromus darbus, taip, truputuką nudažys žalesnė spalva. Statybose bus naudojamos ekologiškesnės medžiagos, ūkininkai naudos ekologiškesnės trąšas. Kiekvienas norintis gauti vairuotojo pažymėjimą galbūt turės išlaikyti ir ekologiško vairavimo testą. Dizaineriai ir architektai turės išmokti panaudoti išmanias energiją taupiančias technologijas, kuomet projektuos pastatus ir renginės būstus. Tad svarbiausia iš tikrųjų yra užfiksuoti, jog to žalumo gali būti labai įvairaus. Nuo labai ryškios žalios spalvos ir labai lengvai atpažįstamo žalio darbo iki netokios žalios spalvos, bet vis tiek galime rasti žmogaus veikloje, taip, kažką tokio, kas prisideda iš tikrųjų prie tvarumo.